man asmeniškai ten neaktualu, bet suprantat, kaip yra. Aišku, galima būtų pasakyti taip, kad žmogus pirmiausia, kada neturi kuo užsiimti, kada neturi darbo, na aišku, jis tada ieško tenais paguodos, stikliuke, taip sakant. Ir šitas laikotarpis, tarp kitko, kai byra idealai, ir nesvarbu, ar tie idealai buvo teisingi ar neteisingi. Pavyzdžiui, toks yra pavyzdys, čia gal ne su Lietuva susijęs, bet kada subirėjo Tarybų sąjunga, buvo tiesiog masinis nusižudimų vajus karininkų. Karininkai šaudėsi, masiškai tiesiog. Dėl to, kad vyrai, jis savo gyvenimą projektavo kažkokio ideologijai, nesvarbu, sakau, kokia jinai, bet jis tuo tiki. Ir kai viskas žlunga, tai žmogus mažų mažiausiai puola į tą liūnelį, o dažnai net ir žudosi, suprantat. Tai mes gyvenam dabar virsmo laikotarpiu. Ir Lietuvoje alkoholizmas, aš manau, prisidėjo va tai, kad, įsivaizduokit, pavyzdžiui, aš pats pažįstu savo bendraamžius, kurie buvo kažkokiais moksliniais bendradarbiais, turėjo darbą, turėjo ateitį, darė karjerą ir staiga viskas žlugo, tas jų institutas užsidarė, jie turėjo į gariūnus pardavinėti ant kažkokios daiktus arba rinkti net mėlynės rinkdavo. Moksliniai bendradarbiai rinko mėlynės, tai suprantat, nėra ko, taip sakant, stebėtis, kad ne vienas iš jų pradeda liūdėsi malšinti. Tai labai sunku tam žmogui ką nors ir pasakyti, ir patarti, ir kokią tai, čia ne strategiją reikia sakyti, o taktiką turėti. Aš jums pasakysiu tokį juoką iš anų laikų, iš tarybinių laikų. Buvo toks žmogus, mūsų kompanijoje studijavo mediciną ir iš pradžių buvo pasirinkęs psichiatro specialybę. Paskui jis atsisakė ir perėjo į kitą specialybę. Ir kai mes jo klausdavom, kodėl tu tą padarei, jis taip atsakydavo. Sako, aš supratau, kad svarbiausia psichinių ligų priežastis yra tarybų valdžia. Sako, tarybų valdžios aš pakeisti negaliu, tai aš keičiu specialybę. Tai kažko čia panašu ir dabar, suprantate, kadangi daug kas taip greit pasikeitė. Arba, pavyzdžiui, žiūrėkit, štai yra 5-aukštis standartinis koks nors namas. Ten gyvena bendrakursiai, bendramoksliai, kartu futbolą spardė. Staiga ateina nauji laikai ir vienas per 3 mėnesius pasidaro milijonierium ir važinėja su kokiu tai ten, žinai, jau Maserati, sakykime, ar ne? O jo kaimynas, jo suolo draugas buvo inžinieriumi ir liko. Jį pradeda pjauti jo žmona, tai ką, o jie gyvena abu dar šitam name. Ir visa tai skatina depresiją. Ta socialinė atskirtis, vienu žodžiu, galybė čia problema. Dėl to pakeisti va to laikmečio, kodėl aš tą juoką prisimenu, aš negaliu pakeisti šito laikmečio ir tų visų perversmų. Ir dėl to, bet čia ne tik šita priežastis, ne tik šita, aišku, priežasčių yra galybė. Ir bandant ieškoti išeities, pirmiausia, tai žmogus turi turėti užsiėmimą, turi turėti prasmę. Valstybė, kurioje jisai gyvena, turi turėti idėją, jis turi suprasti vardan ko jis gyvena. Ir žmogusgi negyvena vien tam, kad valgytų dešras, miegotų, knarktų ir paskui numirtų. Žmogus taip sutvertas, kad jis nori kažko daugiau, jis nori suprasti savo buvimo tikslą. O dabar labai sunku yra atsakyti, kokie yra mūsų valstybės, kokie yra tikslai, kokia prasmė. Žiūrėkit, tautos kaip tokios savoka nebeskamba, o žmogus juk yra socialinis gyvis. Ir kai kiekvienas yra paliktas pats savo, kai dominuoja tas aš, o mes yra visiškai užmirštas, tai gerai, jeigu tas aš stiprus, bet tų stiprių aš yra nedaug. Dauguma žmonių tai yra, nėra stiprus, taip pasakykime. Ir jiem reikia atramos toj socialinį terpį, jos nėra. Plius ateina vertybių kaita, ta vyrų moterų. Tai ką jūs galvojate, jos padeda žmonėm? Tarp vyrų ir moterų ir tai problemų yra galybė, suprantat? Šokiai virš 30. Porų neranda.
O čia dar papildomai, suprantat. Tai paskui vėl nenorėkit, kad jaunuoliai, ten, kad ir 30-mečiai vyrai paskui